Tarptautinio valiutos fondo duomenimis per metus statybinės ir pramoninės žaliavos pabrango 60%. Pavyzdžiui, geležis pabrango daugiau negu dvigubai. O taip atsitiko su pirmąja COVID banga jo tėvynėje, Kinijoje. Kai sustojo didžiosios pasaulio gamyklos, sustojo ir poreikis išgauti įvairias žaliavas. Po to staiga viskam atsigavus, vėl tas poreikis milžiniškai išaugo dar daugiau negu buvo prieš tai ir susiformavo didžiulis deficitas. Susiformavo deficitas todėl, kad Kinija atliko valstybinį užsakymą ir vienu metu nupirko 40% viso pasaulio metalų. JAV taip pat atliko didžiulius valstybinius užsakymus ir ypač mažesnėse šalyse, ar to pačiu net Europos Sąjungoje, kuri yra didelė, susiformavo labai didžiulis medžiagų deficitas ir žinoma, deficitinės medžiagos labai brangsta. Dabar jau pasauliniai analitikai prognozuoja, kad ta paklausa pasiūla išsilygina ir netgi paklausa iš lėto leisis. Todėl ateityje galima tikėtis tų kainų stabilizavimo ir netgi atpigimo, kas globaliu mastu jau įvyko su mediena.